Dar vienas mūsų televizinio projekto dalyvis, kaunietis Karolis, mūsų drakonas. Kaip drakonai sekasi? Kol kas gerai, maisto kiekiai sumažėjo, treniruotės paintensyvėjo, visas šlapesnis, savijauta pagerėjo, smagiau sportuoti, kai žiūri veidrodį ir matai, kaip keitiesi staigiai. Tiesiog smagu darosi labai, linksmas visas po treniruočių, pailsėjęs, atsipūtęs. Karolis, žmonės paprastai po treniruotės išeina pavargę, vos vilkdami kojas ir nuotaika būna, jeigu nebūna bloga, tai jinai būna tokia ant ribos nulinė. O tu sakai, aš būnu po treniruotės pailsėjęs, atsigavęs, linksmas ir panašiai. Tai gal tu mazochistas truputėlį? Truputėlį mazochistas, bet aš sportuodamas atsipalaiduoju, mano galva tiesiog pailsi nuo visų dienos vargų, nuo mokslo, nuo nemėgstamų žmonių. Tiesiog smagu save pakankinti, kad geresni rezultatai būtų. Tiesiog malonu. Kas pasirodė įdomiausia iš viso pasiruošimo televiziniam projektui? Įdomiausia būtų pamatyti save visus raumenis, be jokio papildomo riebalo. Smagu žiūrėti, kad dabar ne tik svoris didėja, bet ir apimtis, gražiau atrodai. O pačios treniruotės, tarkim, anksčiau galbūt stengdavaisi daryti su kuo didesniu svoriu, kad jaustum didesnę pompą. Dabar treniruotė pati pasikeitė ar ne? Pasikeitė, intensyvumas labai padidėjo. Ta vadinamoji pompa iš tikrųjų padidėjo, nes nuo to intensyvumo nespėjai pailsėti ir pumpuoji iki skausmo ir toks malonus skausmas labai pasidarė. Labai pagražėjo rankos, bent jau man asmeniškai patinka, kaip venos lipa. Tas pradėjo venos labiau lipti, ryškėti rankos, tiesiog gražiai, riebalas tirpsta ir matai, kaip keičiasi forma, tiesiog tobulėjai. Visi geležinių žmonių dalyviai, Kauno geležinių žmonių dalyviai renkasi į pozavimus, taip? Ir tu pats irgi pozuoji, taip? Taip. Ar yra įdomus procesas? Aš galvoju, kad tau kaip ne sportininkui, nei karto to nebandžiusiam, nedariusiam turėtų būti visai nauji potyriai. Pozuoti iš tikrųjų yra labai sunku, iš pradžių galvojau, kad čia nebus sunku. Bet kai pradėjau pozuoti, pamačiau, kad reikia labai stengtis, reikia labai žiūrėti, kaip įtempi raumenis, taisyklingai atsistoji, laikysena. Čionais nėra 1-2, čionais daugelio metų darbas, kad taisyklingai puikiai pozuotum, tai čia reikia labai daug ką pereiti, labai daug ką išmokti. O tas vaizdas veidrodėje, tu atsistoji, pasitempi, pasisuki, įtempi raumenis. Kaip tau pačiam tas vaizdas? Gražus. Tiesiog matai, kaip gražiai dienom. Mes apie Karolį šiandien sužinom 2 naujus dalykus. Pasirodo, jis yra mazochistas ir truputėlį narcizas. Ką jau padarysi, toks jau aš esu. Iki galo projekto daugiau išvadų padarysim ir pamatysim tikrai mane, nes čia dar ne viskas. Pagaliau atėjo pavasaris, atšilo oras, bunda gamta, bunda žmonės, bunda jausmai, kaip Arnai. Bunda jausmai? Žinokit, jausmai nebunda, nebent bunda jausmai sportui, šiai saliai. Tiesiog, jeigu kalbat apie meilę ar dar kažką, tai neturiu tam laiko, nes mokslai, sportas, darbai ir taip toliau. Tikrai ne. Arnas bene vienintelis projekto dalyvis, kuris praktiškai nuo televizinio projekto pradžios jau buvo pasirinkęs muziką, su kuria finišuos. Tai finišas tau labai svarbu ir labai jo lauki? Aš jau pirmame interviu sakiau, kad noriu pabandyti iš savo kūno išspausti maksimumą. Tai nereiškia, kad vien iš savo kūno, tačiau reikia būtent išspausti ir iš pasirodymo savo maksimumą. Dėl to aš tikrai rimtai žiūriu į šį projektą ir stengiuosi finalinėme šou pasirodyti kuo puikiau. Ar pasikeitė požiūris į sportą, į treniruotės, kai pradėjai dalyvauti televiziniam projekte? Taip, sakyčiau, jog požiūris pasikeitė. Į treniruotės pradėjau žiūrėti pareigingiau. Tiesiog būdavo, tarkim, kai augini masę, kartais praleisdavai presą, kartais praleisdavai vieną kitą pratimą. Dabar tokių dalykų tikrai nebūna ir presas pabaigos būna atliktas. Viskas tiesiog stengiuosi eiti pagal savo planą iki tikslo.
Tai ar yra kas nors sunku? Sunku, ta prasme pasakyčiau, kad sunku yra ne vienas dalykas. Šiek tiek yra sunku taikytis prie visko, derinti laiką, kad suderinti su mokslais, su veikla ir taip toliau, bet aš manau, jog viską puikiai darau ir man sekasi kol kas. Na, gyvenime aplamai visur reikia derintis. Derintis prie dėstytojų, derintis prie šeimos narių, derintis prie vadovų įmonės. Tai gal bus tam tikros pamokos? Aš manau, jog pamokos bus netgi didelės labai ateityje, nes būtent kaip gyvenu šiuo metu, tai padeda ir išmoko mane elgtis su savo laiku garbingai, tiesiog pasakyčiau, derinti jį, mokytis, kada reikia sportuoti, kada reikia valgyti, kada reikia daryti kitus darbus ir taip toliau. Aš manau, tikrai labai puikios pamokos ateičiai. Tiesiog karinė tarnyba, šiais laikais mažai vaikinų tarnauja armijoje, tai, na, čia tarkim pamaina. Būtent, aš taip ir manau. Praėjusioje laidoje žadėjome apžvelgti Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionato nuostatus. Paprašysiu tai padaryti Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos prezidentą Saulių Misevičių. Sveiki. Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionatas vyks tik spalio mėnesį, tačiau jau dabar reikėtų tam ruoštis ir žinoti, kokios bus kategorijos, kokie bus keliami reikalavimai varžybų dalyviams ir galų gale kokie prizai laukia sportininkų laimėjusių šias varžybas. Kadangi tos varžybas vyks kartu Lietuvos čempionatas su tarptautiniam varžybom, taigi tarptautinėse varžybose kategorijų nugalėtojai gaus Lietuvos maštabais turbūt normalius prizus, tai yra vyras absoliutus nugalėtojas turėtų iškovoti apie 2000 litų prizą, moteris kažkur apie 1200. Be abejonės, kad į teigiamą pusę, tai yra didesnė pusė, dar gali šie prizai augti, priklausys nuo to, kaip mums seksis surasti rėmėjus. Beje, mūsų konkurentai, kolegos, kai kurie treneriai aiškina, kad mūsų varžybose galbūt neišeina dalyvauti, todėl kad per aukštai yra keliami reikalavimai choreografijai, simetrijai, sportiniai formai ir taip toliau. Kodėl mes tai darome? Darom todėl, kad visumoje varžybose yra labai svarbus žiūrovas. Manau, kad dauguma sportininkų nenori dalyvauti prieš tuščią salę arba tik prieš savo draugus. Ta jis galėtų padaryti ir savo klube. Taigi sportininkui kaitina kraują, verčia jį pasistengti. Svarbiausia žiūrovas. Be abejonės televizija, kuri nufilmuoja ir parodo dar didesniam skaičiui žiūrovų būtent jo sportinę formą. Dažnai susiduriam su tokia, sakykime, kvaila situacija, kada sportininkas palyginus neblogai startavęs varžybose, mes jo negalim tinkamai pateikti televizijai, todėl kad jo choreografija buvo labai prasta. Sportininkas atmestinai ją padarė, o teisėjai pasidavė tam ir tam sportininkui skiria aukštesnę vietą. Tačiau būtent į tą sportininką nebuvo nei malonu žiūrėti, nei dalis žiūrovų, kurie stebėjo tas varžybas, negalėtų pasakyti, kad aš norėčiau būti toks. Dauguma specialistų pripažįsta, kad vis tik tai 15-20 metų atgal proporcingų, simetriškų sportininkų buvo šiek tiek daugiau negu dabar. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad šiuolaikinės papildomas medžiagos, tai yra, sakykime, įvairūs maisto papildai ir dar kai kurios kitos, sportininkus leidžia žymiai greičiau užauginti. Ankstesniais laikais, kada tas procesas užtrukdavo gerokai ilgiau, tai yra gero aukšto lygio sportininką mes ruošdavom nuo 6, 8, 10, net ir 15 metų. Per tą laiką būdavo sunkiau ne tik tai pataisyti, bet ir sugadinti.
Na, o dabar prie dabartinių technologijų tas procesas yra žymiai greitesnis, visi nori labai greitai gauti rezultatą, todėl dauguma sportininkų nekreipia dėmesį į pratimą atlikimo techniką, nekreipia dėmesį į proporcijas, nekreipia dėmesį į atsiliekančias raumenų grupės, todėl dažnai mes ant scenos matom sportininkus, kurie tiesiog neturi tam tikrų kūno detalių paruoštų varžyboms. Demonstruoja tik tai rankas, krūtinę, dar daugelį kitų dalykų, tačiau pusė kūno paprastai yra nematoma. Taigi federacija dėka taisyklių, tai yra dėka reikalavimų, kurie keliami varžybų dalyviams, yra numačius tokią strategiją, kad sportininkas ant scenos turėtų ir gerai judėti, atlikti pakankamai sudėtingą programą, paruošti gerai kūną, kad būtų malonu žiūrovams jį stebėti ir be abejonės, kad pats sportininkas jaustų pasitenkinimą. Sportininkus nuvežę į tarptautinės varžybas mes nesijaustume provincialais. Tai yra, nebūtų gėda už šios sportininkus, kurie, rimtose, gerose varžybose nepapuola į dešimtukus, net ir 15-tukus. Todėl, kad tarptautinėse varžybose pirmoji eilėje yra keliamas reikalavimas simetrijai. Tai yra, turi sportininkas atitikti visus proporcijų reikalavimus, tai yra viršus atitikti apačią, priekis nugaros pozicijose ir šonuose taip pat. O kalbant apie tai, apie savęs pateikimą, didelę dalim dažnas užsienio sportininkas demonstruoja tiesiog beveik arti tobulumo programas, kurias žiūrovai kartais palydė plojimais, net ir atsistoja. Deja, mūsų dauguma sportininkų tą daro atmestinai. Kadangi federacijos sportininkai nėra remiami valstybės, taigi federacija siekia kiek galima daugiau prisitraukti lėšų iš žiūrovų, iš rėmėjų. Žiūrovų nėra salėje, nėra rėmėjų, nėra pinigų, nėra prizų. Taigi viskas yra tarp savęs susiję ir todėl mes ir toliau stengsimės, kad mūsų varžybos būtų patrauklios žiūrovams. Tai yra, čiut ne viena iš pagrindinių šių yra žiūrovas. Kaip jis stebi mūsų varžybas, kaip jis jaučiasi tose varžybose ir ne tai, kad jisai laukia varžybų pabaigos, o tiesiog nepastebi, kada ta pabaiga ateina. Jau nuo pat pradžios mes kuriam tokią strategiją, atsižvelgdami į mums kartais, panašių sporto šakų strategiją. Tai yra pramoginių šokių, tai yra dailiojo čiuožimo, tai yra meninės ir sportinės gimnastikos. Sportininkai paprastai savo varžybas praveda pirmoje varžybų dalyje, kur žiūrovų tikrai nėra daug ir tik tai specialistai paprastai stebi tokias varžybas. O finalinį pasirodymą paprastai daro šou žiūrovams, kur yra ir šou elementai, kur vedantysis leidžia savo pajuokauti, pašmaištauti. Tokiu būdu žiūrovai atėję į būtent finalinį parodomąjį, jie nemato silpnai išsivyščiusių sportininkų, nemato silpnų rezultatų, jie mato malonę akį programas, kurios, juos žavi, jos patinka ir kitą kartą jie po tokio renginio vėl siekia jį sugrįžti ir ateiti. Taigi Lietuvos čempionate mes vesime ir jaunių, ir jaunimo sportininkų pasirodymus kultūrizmo varžybose. Taip pat jaunimo kategorijas matysim fitneso sportininkų, klasikinio kultūrizmą, matysim vyrų kultūristus dalyvaujančius ūgio kategorijose, tokios reikalavimus mums kelia tarptautinė federacija, kurias mes atstovaujam. Ir be abejonės, kad tose varžybose mes matysim ir naują kategoriją, tai yra mišrus mišinys tarp fitness modelio ir, sportinio fitneso. Tos kategorijos jos paprastai puošia varžybas, žiūrovams yra patrauklios, sudaro šventės įspūdį ir be abejonės, kad mes čempionate stengsimės, kad būtų ir graži aplinka, ir kad būtų šventė, ir kad po finalinio pasirodymo žiūrovas išeitų iš salės kaip iš gero koncerto. Kita
laidoje vyksime į Šiaulius, pasižiūrėsime, kaip sekasi šiauliečiams, televizinio projekto dalyviams. Taip pat pristatysime keleto pratimų atlikimo techniką, o šiandien su jumis atsisveikinu. Pasimatysime po 2 savaičių, tais pačiais kanalais, tuo pačiu laiku.